Labas rytas Lietuva. Šiandien nuoširdžiai noriu pakalbėti apie Lietuvos youtuberius. Jie mane pastaruoju metu taip įkvėpinėjo, kad yra ne tas žodis. Nieko nuostabaus, kad didžioji dalis Lietuvos youtuberių yra gameriai. Tai yra tie, žinot, stereotipiniai gameriai, kuriem yra 12, 13, 14 metų ir jie tikisi, kad jų Minecraft gameplayus ar League of Legends gameplayus yra pats geriausias ir pats nuostabiausias ir jie patys juokingiausi žmonės pasaulyje. Tačiau yra ir žiauriai didelė dalis vlogerių ir šiaip žmonių, kurie pasakoja istorijas, tikrai geras istorijas. Ir kurie nuoširdžiai turi ką papasakoti ir nesvarbu, ar jiems 14, 18, 20, 30, 40 metų. Demografija yra žiauriai plati ir tai nuoširdžiai mane stebina, nes visi žinom, YouTube'as yra vos ne kaip atskiras kanalas, kaip atskira televizija, iš kurios žmonės tikrai anksčiau ar vėliau išpopuliarės ir pasidarys savo vardą. Visi šie Lietuvos vlogeriai ir buvo viena iš tų priežasčių, kurie mane įkvėpė vėl grįžti į vlogus. Dar negaliu filmuoti ir važiuoti rėlentę kaip keisis, be šansų. Didžioji dalis visų tų youtuberių, jie kuria savo ir jiem nesvarbu visiškai kokia įranga ir panašiai. Didžioji dalis netgi filmuoja dar su web kameromis ir jiem tai visiškai netrukdo. Ir tai netrukdo ne tai, kad daryti vieną vlogą per mėnesį ir panašiai, daryti kasdienius vlogus, į dieną po 2 netgi kartais. Ir mane tai nuoširdžiai šiek tiek gąsdina, nes aš įsivaizduoju save kaip tokį žmogų, kuris puikiai supranta vlogus, žino ką daro ir mano, kad jisai jeigu pasistengtų, galėtų padaryti gerus pačius geriausius Lietuvos vlogus. Ir mane gąsdina tas faktas, kad aš vis sakau savo, dar nedarysiu vlogų per daug, nes neturiu įrangos ir kai nusipirksiu įrangą, tada bus be problemų, galėsiu viską daryti. Panašu, kad jau greit turėsiu visą įrangą, kurios būtent noriu vloginimui ir mane tai labai gąsdina, nes nebeturėsiu pasiteisinimų. Tie visi Lietuvos jaunieji youtuberiai, kurie anksčiau ar vėliau nemaža dalis jų tikrai pateks į televiziją ir taps nuoširdžiai žymus ir pradės tiesiog iš YouTube užsidirbinėti pinigų. Jie jau turės daug patirties ir visko, o aš ką? Aš vis dar būsiu laukęs savo įrangos ir nebūsiu pradėjęs nieko daryti. Fuck, jūs įkvepiantys žmonės. Man smagu žiūrėti, man nuoširdžiai smagu ir ta prasme ne tai, kad pavydas tikrai negriaužia, o gera ant širdies matyti, kad yra žmonių, kurie kuria ne tam, kad išpopuliarėti, ne tam, kad pasivaidenti prieš draugus ir panašiai, o tam, kad jie nori papasakoti gerą, įdomią istoriją. Ir vien tas faktas, kad žmonės pastoviai kelinėja video, jam leidžia turėti 10, 15, 20 tūkstančių subscriberių. Ir su like-dislike ratio labai geru, žmonėm patinka jo content ir panašiai, nors gal jis ir nėra pats įdomiausias, žmonės nekeliauja pasaulio, ko aš visada galvojau, kad reikia geram vlogui, o didžioji dalis, visi, kai kurių kanalų video yra tiesiog nufilmuoti žmonių mėgamosiuose. Tai ir man tai, aš tai puikiai suprantu, kad reikia daryti ir aš nuoširdžiai už jumis džiaugiuosi, bet aš visada galvodavau, žinot, kad būtent, kad reikia, norint gero vlogo, kad reikia išeit pasivaikščioti kažkokį fainesnį rajoną ir būti Anglijoje ar kažkas tokio, rodyti kažką prašmatnesnio, ar ten kelionės, būtinai keliauti ar būtinai varyti į, nežinau, įdomiausius pasaulio renginius, kad pritraukti žiūrovų. Svarbiausia yra, ką išmokau iš jūsų kiti Lietuvos youtuberiai, kad svarbiausia yra kurti iš širdies ir norėti papasakoti gerą istoriją. Norėdamas papasakoti ir pasakodamas geras istorijas, tu automatiškai tikrai susirasi bendraminčių ir susirasi žiūrovų, kurie tave mylės, gerbs ir tavęs pastoviai klausysis. Savai suprantama, tikrai yra vietų, kur kokybė yra svarbus dalykas. Ir kai kurie vlogai filmuojami su web kameromis tikrai nesuveiks, bet esmė tame, kad tokių vlogų tikrai nėra daug ir jų daug nereikia. Daug svarbiau nuoširdį istorija, bet aš ko gero bandysiu, žinot, per gražią įrangą ir kokybišką vaizdą viską perteikti, nes aš fotografas ir man patinka gražus vaizdai. Aišku, stengsiuosi ir tikėsiuosi, kad anksčiau ar vėliau galėsiu pasakoti tokias istorijas kaip keisis, bet pažiūrėsiu. Apsimesiu, kad pradžiai reikia įrangos, nes jeigu netu įrangos, turiu pasiteisimą, dėl ko man visi video nesigauna. O kai jau susipirksiu viską, tada bus negerai, nes tada visi pasiteisimai dings ir galėsiu kaltinti tik save, žmogų neturint talento. Bet už tada ačiū Dievui dar žmogus, kuris, taip sakant, nesugadintas pinigų. Kuria linkme judės mano kanalas, aš dar tikrai nuoširdžiai nežinau, nes pastoviai persigalvoju kas savaitę ar kitą. Bet nusprendžiu vieną dalyką, kad nesistengsiu galvoti vienos linkmės, link kur kanalas kad eitų, bet stengsiuosi tiesiog daryti. Nes, kaip jau nekart minėjau, svarbiausia kažką daryti. Ir jeigu darysiu, judėsiu pirmin, kažkas tikrai gausiu. Atsiras daugiau žiūrovų ir kai atsiras daugiau žiūrovų, žinosiu, kas jums labiau patinka, ar tiesiog kasdieniai vlogai gyvenimo Londone, ar fotografijos pamokos ir panašus dalykai. O gal viskas kartu ir viename ir tiesiog sugebėsiu padaryti tai, ko jūs norit ir
visi būsim laimingi. Dar vienas labai įdomus klausimas, tai yra, ar Lietuvoje manoma pragyventi iš YouTube? Ar įmanoma iš reklamos ir iš rėmėjų užsidirbti pakankamai, kad galėtum tiesiog sau leisti pilno etatų YouTubinti, vloginti ar daryti kažką panašaus. Žinau, kad yra kai kurių gamerių, kurie streamina per Twitch'ą ar tai vadina savo full-time darbu. Tikrai neįsivaizduoju, kokius jų pajamus ir kaip jiems sekasi, bet panašu, kad jau kurį laiką tai daro ir lyg ir išgyvena, dar nenumirė. Tai gal ir iš YouTube'o įmanoma pragyventi Lietuvoje. Artimiausiu metu, tiksliau nežinau kada, bet tikrai noriu ir planuoju padaryti video apie tai, ar įmanoma Lietuvoje pragyventi iš YouTube'o. Ir, nežinau, atsižvelgsime į tai, kiek būtų galima uždirbti pinigų iš reklamų, kiek reiktų turėti prenumeratorių, kad galėtum iš reklamos tikrai kažką padaraus užsidirbti. Ir ar iš vis, ar verta, ar tiesiog nieko nedaryti, viską mesti lauk ir eiti, manyti tapti kokiu ekonomistų ar teisininku. Atsakymas ne, neverta eiti tapti ekonomistų ir teisininku, nes, kaip sakom, ką darai gerai ir jeigu darai blogus gerai, tikrai bus įmanoma išgyventi. Bent aš labai tikiuosi, nes čia mano 5 metų planas. Keistas buvo tiek palaiminimas, tiek prakeiksmas YouTuberiams ir vlogeriams, ypač vlogeriams ir ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio, nes didžioji dalis tikisi iš savo vlogų būtent tokios pačios kokybės kaip ir jisai. Nors didžioji dalis mūsų tikrai neturi tokios įrangos ir matant, kiek jisai kamerų, objektyvų ir panašių dalykų sulaužė per savo karjerą, ko gero didžioji dalis, tikrai didžioji dalis visų mūsų negalim sau to leisti. Dėl to keistas ir buvo šiek tiek prakeiksmas, nes A, visi tikisi tokios pačios kokybės ir B, visi bando dabar kopijuoti jo stilių. Kas yra, nežinau ar gerai ar blogai, nes jo stilius tikrai pakėlė visų vlogerių kartelę daug aukščiau, nes seniau visi vlogeriai tiesiog filmuodavo save stovėdami arba kažką panašaus darydami ir nieko per daug įdomaus nedarydavo ir Keisis parodė, ką vlogai iš tikrųjų gali ir kaip galima su vlogais labai nuostabiai ir puikiai pasakoti visą istoriją. Tačiau kitas mano mėgstamiausias YouTuberis tai yra Gary V. Gary Vaynerchuk mane išmokė to, kad kuriant tokius video tikrai nebūtina kažką pasakoti. Užtenka dokumentuoti, kaip tu ėjai į koncertą, į renginį, į pasimatymą, ar tiesiog, kaip nemaža dalis Lietuvos YouTuberių, pasakojo, kaip ėjai į mokyklą per Brūkšnelio universitetą. Tai yra tikrai nuostabus būdas, kaip tu gali visiems rodyti, koks yra gyvenimas ir tau net nereikia stengtis įrodinėti, kad tu sugebi pasakoti labai nuostabias istorijas, nes, come on, didžioji dalis Lietuvos YouTuberių vis dėlto yra pakankamai jauni ir prisipažinkime, jų gyvenime dar tikrai daug nieko įdomaus neįvyko. Dėl to problema ir man yra, dėl ko aš vis nerandu apie ką pasakoti, nerandu apie ką kalbėti yra, kad mano gyvenimas nėra toks įdomus. Dar nieko tiek pakankamai neįvyko, kad aš jums galėčiau pasakoti ir sakyti, kad susitikau karalienę ir panašiai, nors kažkada buvau sutikęs karalienę. Tiesiog nieko per daug įspūdingo tikrai negaliu papasakoti, dėl to bandysiu tiesiog dokumentuoti savo dienas darbe. Ir šiaip visą gyvenimą Londone, nes aš tikiu, kad nemaža dalis jūsų vis dėlto domėtumėtės gyvenimu Londone ir kaip čia viskas vyksta. Ir parodysiu, kad čia tikrai nėra taip gerai, kaip jums gali atrodyti.